Vasis krašto puolėjas iš Irano rinktinės, o čia pirmoji lietuvių labai lengva ir Hamedas Gadadi. Tokiu penketu pradėjo rungtynės Irano komandoje. Lietuvos gynybinių užtvarų 4-0. Tokia pradžia šiandien. Ir dar vienas geras žaidėjas, kuris tokį sprendimą Hamedas Gadadi. Ir pirmasis taiklus jo dvitaškis. Geras Šarūno Vasiliausko perdavimas blokuoti varžovų metimą. O čia Šarūno Vasiliausko metimą. Nusprendė pasukti į kitą pusę, nei ten, kur statė už. Nežaidė. Tarpu čia naujiena yra dar vienas Irano komandos prarastas kamuolys. Ir geras labai perdavimas į baudos aikštelę. Jonas Mačiulis ypatingą dėmesį. Dvigubina gynybą ir čia labai įdomi statistika, iš tikrųjų puiku. Pažanga Irano rinktinės lyderiai. Jonas Valančiūnas irgi mato aikštę. Geras perdavimas Martynui Pociui, kuriam varžovas pataiko tiesiai į galvą. Tikėkime, kad nieko rimto. Pakaučiai užsiėmęs Martynas Pocius. Panašu, kad reikia padaryti keitimą. Galima bus pasižiūrėti kaip kas. Kūne. Čiūnas. Išmuštas kamuolys Mindaugui Kuzminskui be pražangos. Reikia mesti. Ko gero taip buvo. Ir Erfanas Nasaipuras šiandieną turi iš tikrųjų daugiau galimybių negu įprastai Irano komandoje, kurioje dvikova taškas į tašką. Lietuva, Iranas 43-40. Suspėja prie visų Lietuvos rinktinės krepšininkų kol kas iki štai. Ir baudos aikštelėje senai matytas veidas Lietuvos rinktinė. Netaiklus Šarūno Vasiliausko metimas iš po krepšį. Pabandė padaryti tą 2-2. Vasiliauskas su Artūru Gudaičiu. Dabar iki galo